Labadiena! Šiandien mes su Brodėjaus pica gaminsime jums žuvies patiekalą, jisai vadinsis menkės kepsnys. Mums reikės menkės filė, jinai gali būti ir šaldyta, ir šviežia, sūrio tarkuoto. Šiuo metu mes naudojam gojaus sūrį, bet čia galima naudoti ir fermentinį. Reikės citrinos, kiaušinių, druskos ir pipirų marinavimui. Ir žinoma, menkės kepsniui apsikepimui reikės mildų ir džiūvėsėlių. Pasiėmėme menkės filė, ją mes atsilaidinome, nusisausinome, dabar mes ją pasimarinuosime. Marinuojame citrina, truputėlį druskos, pipirų ir žuvies prieskonį. Galima dėti ir kitus prieskonius, galima naudoti šviežius krapus, galima petražalės, rozmarinų. Šia tiesiog pagal savo poreikį, kas patinka, kokios žalelės. Ir truputį užpilsime aliejus, kad truputėlį būtų jinai drėgnoka. Visus mes prieskonius sudėjom, mes ją apspaudžiame ir paliekame marinuotis 10 minučių. Taip, mūsų žuvytė išsimarinavo. Dabar mes pasiruošime kiaušinio plakinį. Jį išsiplaksime. Išmarinuotą žuvį mes pamerkėme į miltus. Pamirkome, kad gerai apsispaustų, kad bekepant žuvis, iš žuvies neišeitų sultis. Po to mes merkėme į kiaušinio plakinį ir į džiūvėsėlius. Į džiūvėsėlius merkėme todėl, kad žuvis būtų traški. Į keptuvę įsipilam aliejaus, įkaitinam gerai riebalus. Jeigu mes dėsime į neįkaitintus riebalus, mūsų žuvis labai daug pritrauks aliejaus. Tai bus neskanu, riebu. Dedame savo žuvį. Ją reikės apkepti iš abiejų pusių. Kol mūsų žuvis kepa, mes pasiruošime bulves. Pasiėmame nuvalytą bulvę ir ją mes patarkuojame plonomis riekelėmis. Jeigu mes namuose neturime tokios tarkos, mes galime ir supjaustyti peiliu, bet reikia pasistengti labai plonai. Mes jas turime išsikepti, ar tai keptuvėje, aišku, namuose keptuvėje, mes šiuo metu naudosime gruzdintuvę, bet dar kartą primenu, mes galime kepti ir keptuvėje įkaitintuose riebaluose, sudedame bulvių riekeles. Ant iškepusio žuvies, kaip minėjau, uždedam sūrį, čia pagal jūsų skonį, mes naudojam gojaus, jis šiek tiek yra aštresnio skonio. Iškepėm mūsų bulvytės, mes jas išsėmėm iš grūdintuvės, namuose iš keptuvės, prieskoniaujame. Šiuo metu mes prieskoniaujame bulvių prieskonių Santa Marijos. Galite prieskoniauti ir druskytę. Druska su pipirais, čia jau kaip jūs norite. Tada mes šitas bulves uždėliojame ant žuvies. Tai čia bus imituojame kaip žuvies žvynus. Dabar žuvis turi užkepti. Mes šiandien užkepsime žuvį konvekcinėje krosnyje, namuose puikiausiai tai gali padaryti orkaitė. Orkaitė turi būti įkaitinta iki 180 laipsnių ir paruošta žuvytė 2-3 minutės turi užsikepti, kad bulvyčių pagautų skonį, kad sūris pasileistų apačioj ir tai bus subtilus skonis. Užkepam. Porą minučių. Jinai labai gražiai išsiema. Štai mes ją keliam į lėkštę. Žuvį pateikti galime su kuo norime. Šiuo metu mes ją pateiksime su šviežiamis daržovėmis, agurkais, pomidorais. Jūs galite namuose ir naudoti ir garuose troškintas daržovės, kalafiorus, brokolius, čia tiesiog pagal jūsų skonį ir norą. Pats tradiciškiausias ir pats mėgstamiausia daržovė tai yra agurkai, pomidorai. Šiuo metu mes jų ir duosime. Už
užpilsime daržovių į užpilą, kuris yra pasigaminamas iš alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir prieskoniai tai bus universalus. Jeigu dar kam trūksta, galima įdėti ir druskos. Kad valgant žuvis nebūtų sausa, jeigu norit, mes dar siūlome jums pasigaminti jogurtinį padažą. Tai būtų majonezas, grietinė ir rūgpienis. Viską dedame lygiomis dalimis. Pasiėmame citrinos, įspaudžiame, kad būtų skonis rūgštesnis, nes žuviai tai reikia gaivumo. Ir truputėlį universalaus prieskonio. Galite naudoti druską. Viską išmaišome. Dar šiai žuviai kaip ir trūktų citrinos, nes norint galima ir užsispausti. Vieniems trūksta, kitiems ne. Rekomenduojame citriną įdėti į lėkštę. Esant norui ir poreikiui, ją užsispaudžiame ant žuvies. Skanaus subrodėjos pica. Primename, vienam menkės kepsniui reikės 100 g menkės filė, 100 g valytų bulvių, 30 g miltų, 30 g džiūvėsėlių, 30 g tarkuoto fermentinio sūrio, 1 kiaušinio, 40 g aliejaus marinavimui ir kepimui, 20 g citrinos sulčių prieskonių. Padažui reikės vienodomis dalimis majonezo, grietinėlės, rūgpienio, 5 g citrinos sulčių prieskonių.